apširkšnyji mano mintys, tumsu kur daboju. Pometį išėlakė vienas žodis vesk, neatmenama gadynė buvo, tai mano jaunos dienos ėjo, kiekvienu dienu tėjau, lyg šventėn paskutinėn. Išsiundę pometin grįžtu, į priemenį, kur kvepia, kur prietelis runkų tiesia, kur dar aktorius užeiti kviečia, tai skaičiai, raidės, tekstai, į maisto kvapas šviežias, tai ant stalo kvepia kastinys į dzūkišką bandą. Sveiki, drūci. Dar tiesa aš papasakosiu istorijų, kaip kepti tikrų dzūkiškų bandų. Pirmą bulbas reikia gerai nuplauti ir nuskusti. Dalį nuskustų ir nuplautų bulbų supjaustom ir šaunam puodan truputukų pavirts. Kitų dalį bulbų tarkuojam tarku, ar kaip dar madinga tarkavimo mašinu. Sutarkuotų masį reikia gerai nukošti per mėlių. Tada išvirtas bulbas sutrinam ir sumaišom su žaliom sutarkuotum bulbom. Sekas indėts ir truputų druskos ir smetonos. Šitų masį reikia gerai išmaišyti ir išminkyti. Dar kas labai svarbu atmins, tai jog tikra dzūkiška banda kepama tik ant kopūsto lapo. Todėl gautų masį klojame ant tikro kopūsto lapo ir šaunam pečiun ar orkaitėn gerų valandų pakepts. Kol kepa banda, seka supjaustyt lašinius, susmulkyt cibulį ir gardų padažų pasidaryts. Čia sekas ir druskos, pipiro, po žiupsnelį imberts. Kaip matysim, kad banda gerai apskrudo, tai reikš, kad banda jau gatava, tada galėsim sėsti prie stalo ir ragauti su šeima. Skanaus! Mums reiks 200 gramų sveista, 450 gramų grietins, 5 gramų druskas, 10 gramų česnak, 7,5 gramų sveista įmaltų pipirų. Viskon laikom kambarį ir temperatūros ne mažiau kaip 2 valandas, kad produktų temperatūra būtų visa tokia pat, į kas sveistas būtų minkštas. Ir tada sveistą dedam į bliūdą ir išmaišom iki purios masės su mediniu šaukštu arba plaktuvu. Tada sudedam grietin į prieskonius, ir dar kartą pramakaliaujam iki vientisos masės. Jaučiu aš skonį, kaip sopa. Viskas praeici nuėjo. Įdėdai dublio antro jau nebus.